Sveiki, esu Ramunė Dirvanskienė, esu Vilniaus universiteto docentė ir neuropsichologijos mokslų daktarė. Tai Vilniaus universiteto psichologijos institute ir gyvybės mokslų centre dėstau žmogaus neuropsichologiją ir klinikinį įvertinimą. Mano domėjimosi sritis yra smegenų pokyčiai per gyvenimą ir smegenų ligos. Tačiau tapusi 2 vaikų mama, pradėjau domėtis, kaip aš galiu smegenų mokslų žinias pritaikyti savo pačios vaikų raidos skatinimui. Ką žinoti, kaip atlikti, kad jų smegenys vystytųsi kuo geriau tais kritiškais jų vystymuisi periodais. Tai parengiau masterclass tema vaiko neuropsichologinės raidos skatinimas, skaitimu ir fiziniu aktyvumu. Vis daugiau vaikų turi mokymosi sutrikimų, vis daugiau vaikų turi skaitimo, kalbos ir judesių problemų, vis daugiau jų kreipiasi į logopedus, į kineziterapeutus. Tai kai ką mes galime daryti prevenciškai namuose, kad šių visų bėdų išvengti. Tai ši masterclass bus naudinga patiems tėvams, kurie nori paskatinti vaiko smegenų raidą. Taip pat jinai bus naudinga mokytojam ir sveikatos priežiūros specialistam pasisemti idėjų, ką galima daryti užsiėmimų metu su vaikais, kodėl tai, ką jie daro, yra svarbu, būtent kokią naudą tai atneša smegenims ir taip pat kokių patarimų duoti tėvams, kad jie galėtų visą tai pratęsti namuose.